Anglų kalbos mokytojos ir japonų kalbos bei kultūros klubo vadovės Rovenos Koracijūtės iniciatyva atgimimo vidurinės mokyklos mokiniams trečiadienį surengtas priėmimas Japonijos ambasadoje. Be abejo, pradžia tai buvo mano išvykimas į Japoniją studijuoti ir kadangi Japonijoje pragyvenau daugiau negu 3 metus, tai tikrai teko ir pažinti visą tą gyvenimą japonų iš vidaus ir prisiliesti kažkiek prie jų kultūros. Be abejo, kaip ir dabar girdėjome, apie arbatos ceremoniją mokosi patys japonai 10 metų tos ceremonijos, tai ten visko neįmanoma tiesiog yra apriepti. Bet po to grįžus man tikrai labai norėjosi visą tą, ką aš gavau ir visas tas žinias ir visą tą patirtį perduoti. Ir patys man japonai sakė, kad tavo darbas yra labai dėkingas, nes tu gali paskleisti tą žinią labai daug žmonių ir vaikams, vaikai savo tėvams ir taip toliau. Tai grįžus čia man net nebuvo abejonių, kad aš tikrai norėsiu įkurti japonų kalbos ir kultūros klubą, šiek tiek ir vaikus supažindinti, pamokyti kažko ir parodyti tą raštą ir supažindinti juos su papročiais. Ir turim dabar mokykloje 2 grupės, viena grupė jaunesnių mokinių, kita grupė vyresnių mokinių. Ir tie, kurie lanko, tai tikrai labai mielai visada ateina, o dabar be abejo ta labai didelė paskata pati kelionė į Japoniją ir dabar intensyviai ruošiamės ne tik organizaciniais visais klausimais, bet ir stengiamės ir kalbos daugiau pasimokyti, nes teks gyventi šeimose. Tai kad jau mokėtumėm kažką japoniškai ir patys pasakyti, tai tiek ir tikimės, kad tikrai nenutruks tas mūsų bendradarbiavimas ir mes juos taip pat pritrauksime. Su jaunaisiais druskininkiečiais susitikusi Japonijos ambasadorė Kazuko Shiraishi buvo maloniai nustebinta, kai pastarieji ją pasveikino japoniškai. Japonijos ambasadai druskininkiečiai padovanojo Aušros ir Tauro Česnulevičių sukurtą suvenyrą bei gardų velykinį pyragą, o patys buvo pavaišinti japoniškais saldumynais ir arbata. Hajimemashite, watashi tachi wa druskininkai karakimashita. Atgimimas gako gebenkyoshite imasu. Watashi tachi wa gonensei ya rokonensei nada no seita tachi desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Perfect! Perfect Japanese. Sumaranai mono desu ga kimochi desu. Arigatou gozaimasu. I am very pleased to meet with them, and you are very much interested in Japan. That is my great pleasure for me. And in addition that, they are going to Japan to meet with Japanese students. Man labai malonu, kad jūs taip domitės Japonijos kultūra ir kad jūsų miesto moksleiviai keliauja į Japoniją ir ten susitiks su mūsų šalies mokiniais. Aš labai tikiuosi, kad šie mainai nebus paskutiniai ir ateityje prasitęs. Dar aš tikiuosi, kad druskininkai turės galimybę kartu su Japonija vykdyti bendrus projektus ir asistentų programas. Maybe that may have the opportunity to have that program sister city, and I hope that kind of exchange at the level of the city will develop. Japonijos ambasadoje surengto priėmimo metu mokiniai turėjo galimybę pamatyti arbatos ruošimo ir gėrimo ceremoniją, susipažinti su tradicinio japonų drabužio kimono ypatumais, daug sužinoti apie pačią šalį. Labai patiko ir papročiai ir viską dar, kai apie arbatos ceremoniją sužinojau ir kimono. Sako, labai viskas įdomu, nauji papročiai, taip visiškai kitaip negu Lietuvoje. Kas labiausiai patiko šiandieniniam susitikime? Tikriausiai arbatos ceremonija. Kodėl susidomėjai būtent japonų kalba, japonų kalbos būreliu ir kuo tave apskritai žavi Japonija? Jau tada, kai pradėjai pažinti ją iš arčiau. Tai mane supažindino kaip mano mama, nes jinai domėjosi tą Japonijos tą kultūrą, skaitė knygas. Todėl, kai mes buvom knygyne, tiesiog nusipirkom tą diską ir taip pradėjau mokintis. Po to kitais metais sužinojau, kad darbas būrelis. Pradėjau ir jį lankyti. Tai labai patiko. Tai pradėjau dar daugiau skaityti knygų, dar daugiau internete domėtis. Tai taip išėjo. Dar kai atvažiavote į Japoniją, iš viso labai jau buvo gerai, nes juos priėmėm, pas mane gyveno. Nors trumpai, bet labai patiko. Ir kaip turėjom važiuoti pas juos atgal į Japoniją, bet užsidelsė kažkaip.
Tai taip jau galvom, kad nevažiuosim, jau viskas. Bet va dabar tokia proga, tai dabar jau labai norim važiuoti, laukiam kelionės. O kas tave labiausiai būtent žavi japonų kultūrai? Man net žavi kimono, nes labai jie gražų šilkais išpaišyti visokiausi. Tai labai patinka ten jų kodukai, tie visokiausios. Ir iš tai buvom parodoj, tai irgi labai patiko, nes ten parodos buvo visokiausios, ten jų kultūros. Tai labai patiko iš tikrųjų. Ar labai yra sunku mokytis japonų kalbos? Čia kiekvienam atskirai, aišku. Jeigu tu mokinsiesi namie, tai aišku nebus sunku, tu pasistengsi. Bet jeigu tu kartais, tai taip ir bus. Bet mus tai taip pamokino, tai gerai, taip išmokam. Mokam ten skaičiuoti, ten, pavyzdžiui, iki 10 kokį. Ten šiaip sakyt, pasisveikint, tokių, kad nepasirodytume jau labai nemokiškai. Ką labiausiai nori pamatyti Japonijai? Japonijai tai noriu susitikti savo draugę, kuri pas mane viešėjo. Ir taip pat labai noriu nuvažiuoti į Tokijų, į Kiotą, senąjį sostinę miestą. Vakar Japonijos ambasadoje lankėsi nemažas būrys jaunųjų druskininkiečių, besidominčių tekančios saulės šalies kultūra ir besimokančių japonų kalbos. 6 iš jų savo įgūdžius jau galės pademonstruoti gegužės mėnesį viešnagės Japonijoje metu. Būtent dėl to iš pradžių saldumyną reikia suvalgyti, kad paruošti